Siekiant išsiaiškinti, kaip studentai vertina pagrindinių Bolonijos proceso tikslų įgyvendinimą Lietuvos aukštosiose mokyklose, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga atliko tyrimą, nagrinėjantį studentų įtraukimą į sprendimų priėmimą, studijų kokybės užtikrinimą ir studentų vaidmenį šioje srityje, mobilumą bei socialinį aspektą aukštajame moksle. Vienas iš svarbiausių Lietuvos studentų tyrimų, kur buvo apklausta apie 7,5 tūkstančio studentų iš 32 Lietuvos aukštojų mokyklų, atskleidė, jog pagrindinėmis aukštojo mokslo ydomis laikytinos studentų socialinė padėtis, studijų kokybės užtikrinimas bei aukštųjų mokyklų infrastruktūra. Tai kartoja ankstesnių tyrimų išvadas ir neleidžia tikėtis teigiamo Lietuvos situacijos vertinimo pagal Bolonijos proceso tikslus. Kas vis dėlto yra tas Bolonijos procesas? Tai Bolonijos procesas buvo pradėtas įgyvendinti nuo 1929 metų, kuomet tam tikrų šalių ministrai susitarė, jog turi būti kuriama bendra aukšto mokslo erdvė. Ir nuo to prasidėjo tai, kad buvo paruoštos gairės tam tikros, pagal kurias turėtų būti žiūrima ir gerinama aukšto mokslo kokybė. Kokius aktualiausius klausimus, problemas įvardijo respondentai? Respondentai daugiausiai įvardino atstovavimo problemas. Tai yra tai, kad aukštos mokyklos administracijos nelabai nori girdėti studento balso ir tam tikrais atvejais net nesikreipia į studentus, norėdami sužinoti apie situaciją aukštoje mokykloje. Tai kaip pavyzdys, tarkim, dėstytojų vertinimas, kuomet studentai ne viską gali dalyvauti arba jų nuomonė nėra toliau kažkur plėtojama ir pagal tai daromės išvados. Berods buvo klausta ir apie, tiksliau prašyta studentų įvertinti ir jų bendrabučio būklę bei pritaikymą neįgaliesiems. Studentai bendrabučius vertina ganėtinai neigiamai, tai kadangi viskas buvo vertinama 6 balų sistemoje, tai vertinimas yra apie 3 balus, kas rodo, jog bendrabučių būklė netgi nėra į gerąją pusę, o kaip tik krypsta į blogąją ir nesudaromos tinkamos sąlygos gyventi. Tuo labiau, kalbant apie pritaikymą neįgaliesiems, tai dauguma bendrabučių nėra pritaikyta specialiųjų poreikių studentams, kas didina atskirtį aukštajame moksle. Kuo dažniausiai studentai skundžiasi tavo aukštoje mokykloje? Dažniausiai iškyla problemų turbūt su studijų kokybė, ne visi studentai yra patenkinti dėstytojų darbu, tačiau galiu pasidžiaugti tuo, kad studentai pažymi tai, kad neįgaliesiems tai yra bene geriausiai pritaikyta aukštoji mokykla Lietuvoje. Bolonijos procese paminėta, kad studentai nėra įtraukiami į studijų kokybės vertinimą, lygiai taip pat ir ne visose aukštosiose mokyklose vyksta dėstytojų vertinimas arba jis nėra viešinamas ir kad studentai iš tiesų nėra įtraukiami į aukštosios mokyklos valdymo organus. Kokia situacija yra tavo aukštoje mokykloje? Neatsiliekam, tiesą sakant, nuo tų visų aukštųjų mokyklų. Galima kaip pavyzdį sakyti, paskutiniu metu buvo neseniai priimti nauji studijų nuostatai, į prašant studentų atstovybės studijų pasižiūrėti bent jau tą projektą naują buvo atsakyta ne. Per priėmimą mes nebuvome priimti, sakykime taip, priimti buvo tiksliau studijų nuostatai be mūsų jokių žinių. Lygiai taip pat nesam kviečiami į akademinės tarybos posėdžius, į dėstytojų įvertinimus taip pat.